Apie skiepus gana kontroversiška tema, galima daug surasti neigiamos informacijos apie skiepus, įvairių draugų susibūrimų ar giminės susibūrimų metu, jeigu norite aštrios diskusijos, galima užvesti kalbą apie skiepus ir tuomet pasidalinti į dvi stovyklas. Tačiau, šiandien pabandysiu šio pranešimo metu pateikti galbūt tokią istorinę patirtį, kaip skiepai, kokių teigiamų dalykų jie atnešė bendrai visuomeniai, ir tada apie tas vakcinas, kuriomis rekomenduojama skiepytis nėštumo metu. Vakcinacijos pradžia tai yra 18 amžiaus pabaiga, bent jau taip priimtina, kad tai yra 1796 metai, kada Britų mokslininkas Edvardas Jenneris pirmąją vakciną paskiepijo 8 metų berniuką ir ta vakcina buvo nuo raupų. Tai kiek laiko prireikė, kad apskritai išnyktų šita problema, tai prireikė iš tikrųjų daug, prireikė beveik 200 metų, kol pasaulyje buvo pripažinta, kad iš principo ši infekcinė liga yra išnaikinta. Ir aišku, čia pirmoji vietoj tai žinoma yra vakcinos nuopelnas, kad šios problemos šiandien nebeturim. Taip pat viena mintis, kuri man užkliuvo skaitant, man atrodo, Pasaulio sveikatos organizacijos vieną iš biuletenių, kad šiai dienai skaičiuojama, kad vienas didžiausių apskritai visuomenės sveikatos laimėjimų tai yra visuotinė vakcinacija, tie vadinami skiepų kalendoriai, kuriuos daugelis šalių turi pasitvirtinę. Ir yra skaičiuojama, kad per metus tai padeda išsaugoti apie 2,5 milijonų vaikų gyvybių. Ir kuo dar galime pasidžiaugti, tai tokių ligų, kurios viduramžiais nusineždavo gausybę gyvybių, tai yra raupai, maras, poliomielitas, juodligė ir kitos, tai išnaikinimu arba beveik išnaikinimu. Šios lygos, sakykime, poliomielitas, jos vėlgi lemdavo galbūt ne tiek gyvybės atėmimą, kiek ilgalaikę negalę, kiek didžiulį kūno pažeidimą. Vėlgi, jau kalbėti apie istorinės asmenybės, tai daug kas žinote Amerikos prezidentą vadovavusi šaliai Antrojo pasaulinio karo metu, tai yra Theodorą Rooseveltą, kuris turėjo negalę susijusią su poliomielitu. Taigi, kokios istorinės pamokos su nėščiosiomis? Taigi, pradedant nuo praėjusio amžiaus pradžios, tai žymioji ispaniškojo gripo pandemija ir analizuojant patirtis gautas šios pandemijos metu, buvo pastebėta, kad nėščiųjų mirtingumas yra 10% didesnis negu bendros populiacijos. Vėlesnės pandemijos parodė, kad nėščiosios tikrai yra kažkas vyksta su jų organizmu ir jos yra itin imlios gripo virusui. Tai 57 metų duomenys parodė, kad nėščiųjų mirtingumo priežasčių tarpe pirmoji vietoj tai buvo mirtis dėl infekcinės ligos, dėl gripo ir kitų virusinių ligų sukeltų komplikacijų. Ir vėlgi vėlesnė patirtis gerėjant medicinos technologijom, tai aišku, tą mirtingumą ženkliai pavyko sumažinti, tačiau nėščiosios visgi sudaro didelę dalį hospitalizuotų pacientų, tai yra tų, kurioms reikia sunkaus ilgalaikio gydymo ir didelių resursų. Ir vėlgi, iš tikrųjų, lygiai taip pat ir blogai pasibaigę atvejai taip pat nėščiųjų tarpe yra žymiai dažnesni, jeigu lygintume su tos pačios amžiaus grupės nenėščiomis moterimis. Taigi, nėščiosiom gripo virusas yra pavojingas ir sirgti gripu yra rizika. Taigi, todėl tokia pripažinta
sveikatos organizacija ir žinoma visam pasaulyje, tai yra Pasaulio sveikatos organizacija jau nuo 2005 metų rekomenduoja nėščiąsias skiepyti nuo gripo. Ir nėštumas tai yra išskiriama kaip aukščiausio prioriteto visuomenės grupė, kurią reikia pirmoje eilėje paskiepyti artėjant sezoninio gripo epidemijai. Ir daugelį Europos šalių nėščiosios skiepijamos, maždaug nuo 2009 metų yra įvestos rekomendacijos ir daugelį šalių yra kompensuojamos nemokamos gripo vakcinos nėščiosiom, kaip ir Lietuvoje. Paskiepytų nėščiųjų skaičius vėlgi daugelį šalių išlieka nepakankamas. Tai lemia įvairūs veiksniai. Geriausius rodiklius turi Jungtinės karalystės šalis. Lietuvoje tie rodikliai nėra dideli ir vertinant Lietuvos duomenis, tai maždaug apie 7–8% yra paskiepijama nėščiųjų. Kodėl taip vyksta? Galbūt trūksta informacinės kampanijos, kažkokių tai viešų kampanijų apie vakcinos naudą nėščiosioms. Taipogi ne visada pačių sveikatos priežiūros specialistų požiūris yra teigiamas į vakcinas ir jis dažnai būna paremtas kažkokiais asmeniniais įsitikinimais, galbūt klaidingai gauta informacija ir nežinau, ar esate sulaukę iš šeimos gydytojų ar iš kitų sveikatos priežiūros specialistų neigiamų paskatinimo nesiskiepyti ir apie įspėjimo apie kažkokius tai pavojus nuo vakcinų. Tai čia yra tikrai viena svarbesnių priežasčių, kodėl nėščios vengia skiepytis. Vakcinacijos tikslas yra be abejo numeris 1, tai yra apsaugoti mamą nuo galimos infekcijos ir nuo galimos infekcijos sunkios eigos bei komplikacijų. Vakcina negarantuoja 100% apsaugos, taip galima sirgti ir pasiskiepijus, tačiau tikimybė, kad išsivystys sunkios komplikacijos ženkliai sumažėja. Taipogi, jeigu atsiminsite iš praeito pranešimo apie placentos transportinę funkciją, apie tai, kad placenta mamos antikūnus perduoda vaisiui, tai vakcinos taip pat apsaugo ir vaisių esantį dar mamos pilve. Jos apsaugo nuo tiesioginio virusų pažeidimų. Ir taip pat po gimimo naujagimis irgi yra gana imlus infekciniam ligom, nes jo imuninė sistema dar nebrandi. Taigi jo imunitetas yra įgimtas, tai yra tie antikūnai, kuriuos mama perduoda per placentą ir po to žindymo metu su mamos pienu lemia naujagimio imunitetą. Ir vėlgi, kiekviena mama, kuri tai yra patyrusi, žino, ką reiškia mažo kelių mėnesių ar kelių savaičių naujagimio liga, kuomet karščiuojama, kuomet pasireiškia kažkokie kvėpavimo sutrikimai, kokį siaubą ir kokį stresą tai sukelia ir kaip po to tenka skubėti į ligoninės priėmimo skyrių ir ten su baime laukti rezultatų ir žinių, ką toliau daryti ir kaip gydytis. Taigi vakcinos apsaugo ne tik mamą, bet ir vaisių bei naujagimį. Apie imuniteto pokyčius praeitoje paskaitoje nemažai kalbėjau, tai dar trumpai tik tai priminsiu, kad vėlgi nėštumas tai unikali būklė, kuomet reikalingas tų dviejų skirtingų organizmų sugyvenimas ir galbūt šiuo pokyčiu yra aiškinamas didesnis nėščiųjų imlumas kai kuriom infekciniam ligom. Taipogi nėštumo metu organizme susidarantis hormonai keičia imuninį atsaką. Apie placentos funkciją jau minėjau, tai yra vėl labai svarbus imuninis organas. Ir kas dar nebuvo paminėta, tai kad didžiausią antikūnų kiekį mamos organizmas perduoda vaisiui nėštumo pabaigoje, tai yra per paskutinės 4 nėštumo savaitės.
Naujagimių imuniteto ypatumai, jie irgi nėra tikrai atsparūs nei virusam, nei bakterijom. Jie dar, turi nebrandžią sistemą ir, kaip jau minėjau, iš tiesų pagrinde imunitetą lemia per placentą ir per mamos pieną gauti antikūnai. Skiepų kalendorių įdėjau čia galbūt labiausiai norėdamas jau pereiti prie konkrečių vakcinų, kuriomis skiepijamos nėščiosios. Tai čia galbūt norėjau atkreipti į kokliušo vakciną, kurią naujagimiai skiepijami 2 mėnesių, 4 mėnesių ir 6 mėnesių amžiuje. Taigi pilnavertis imunitetas, kadangi kokliušo vakcina nėra labai imunogeniška, jinai nesukelia labai gero ir ilgalaikio imuninio atsako, tai realiai naujagimiai imunitetą kokliušui įgyja maždaug apie 6 mėnesių amžių. Tai va, skiepų kalendorių visada galite rasti tiesiog paguglinę ir kada vaikui kokie skiepai atliekami, tai tikrai visada galite pasitikrinti. O pačios ankstyviausios vakcinos, kurios naujagimis sušvirkščiamos dar ligoninėje, tai paprastai yra hepatito B ir tuberkuliozės vakcinos. Skiepai nėštumo metu, kurios vakcinos rekomenduojamos, o kurios ne. Tai nėštumo metu saugios yra inaktyvuotos vakcinos ir jos šiuo metu, kas yra pripažįstama daugelio sveikatos organizacijų ir daugelio akušerių ginekologų draugijų, tai yra gripo vakcina ir kokliušo difterijos stabligės vakcina. Šios 3 ligos, nes atskirai kokliušo vakcinos nėra atskirai kokliušo vakcinos, tačiau visi 3 komponentai yra saugus nėštumo metu ir ši vakcina yra rekomenduotina visom nėščiosiom. Ir čia yra rekomenduotina labiausiai ne dėl pavojaus mamai, o būtent dėl teigiamo poveikio vaikeliui po gimimo, tai yra naujagimiui per pirmosius 6 mėnesius. COVID vakcina kol kas, parašiau su klaustuku, vėlgi turima patirtis rodo, kad jos teigiamas poveikis yra ženkliai didesnis už galimas komplikacijas. Šiai dienai yra sutariama, kad rekomenduojama skiepyti rizikos grupės nėščiąsias, tai yra tos, kur turi tam tikrų gretutinių ligų, kvėpavimo takų ligų, nutukimą, diabetą, serga bronchinė astma, pavyzdžiui. Taipogi, jeigu darbinė veikla ir profesija yra susijusi su didelė rizika užsikrėsti COVID infekciją, tai yra sveikatos priežiūros darbuotojai, turbūt ikimokyklinio ar mokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojai, socialiniai darbuotojai, kurie turi didelę riziką kasdieną užsikrėsti šią infekciją. Ne visom vakcinom nėštumo metu rekomenduojama skiepyti, tai iš tų, kas yra nerekomenduojama, tai yra gyvos vakcinos, tokio kaip tymų, raudoniukės parotito, žmogaus papilomos viruso vakcina, kuri leidžiama tam, kad išvengti gimdos kaklelio vėžio, vėjaraupių vakcina, taipogi tokia galbūt iš dažniau sutinkamų erkinio encefalito vakcina, jinai nerekomenduojama. Nėštumo metu rekomenduojama vakcinaciją atidėti po gimdymo. Gripo vakcina, tai naudos yra tokios jau minėtos, kad apsaugo besilaukiančią moterį bei jos kūdikį nuo gripo ir jo sukeliamų komplikacijų. Vėlgi, pirmame pranešime minėta dažniausia, grėsmingiausia komplikacija tai yra pneumonija, plaučių uždegimas. Ir tyrimai atlikti su didžiuliais kiekiais nėščiųjų iš tiesų, tikrai parodė, kad prevencija infekcijos, tai yra pasiskiepijimas ir tokiu būdu išvengta problema, ji apsaugo nuo tokių reikšmingų dalykų kaip priešlaikinis gimdymas per cezario pjūvį ar vaisiaus žūties gimdoje rizika. Iš tiesų čia duomenys yra jau daug metų sukaupti su dideliais kiekiais nėščiųjų, todėl įrodymų atrodytų ir logikos pasiskiepyti ir išvengti šios infekcijos turėtų pakakti.
Na ir dar svarbi žinutė ta, kad galima skiepytis bet kuriuo nėštumo periodu. Na ir žinoma, vakcinacijos laikas yra labai svarbus prieš tą sezoninį gripą. Tai yra idealus laikas yra na, rugsėjo, spalio, lapkričio mėnesiai dar prieš prasidedant epidemijai. Nauda naujagimiui tai vėlgi ta pati, kad apsaugo jį pirmaisiais gyvenimo mėnesiais, nes na, naujagimiams gripo vakcinos paprastai yra skirtos nuo šiek tiek vėlesnio amžiaus. Ir taipogi naujagimiai, kaip ir jų mamos, dar nėštumo metu yra linkę sunkiau sirgti šią infekciją. Tai vėlgi infekcija gali pasireikšti tiek karščiavimu su traukuliais, tiek plaučių uždegimu ar kitom nepageidautinom būklėm. Na, kokliušas, kita infekcinė liga, tai čia sukėlėjas yra ne virusas, o bakterija, plintanti oro lašeliniu keliu. Na, trumpai apie šią ligą, nes galbūt daugam nėra tekę su ja susidurti arba daug apie ją girdėti. Tai iš esmės, na, liga pasireiškia po užsikrėtimo per 90 dienų ir pagrindinis simptomas tai yra kosulys, tai yra spazminio pobūdžio tokie kosulio priepuoliai. Lietuvoje fiksuojami įvairūs, šiek tiek besikeičiantis priklausomai nuo metų sergamumo rodikliai, jie na, nėra labai dideli, 0,6-7,32 atvejai 100 000 gyventojų. Tačiau na, čia pavojus yra tas, kad suaugusiems liga gali pasireikšti tiesiog na, labai nedideliais simptomais. Tai gali būti lengvas, nesunkus kosulys, kuomet na, žmogus laikys save praktiškai sveiku ir tada na, įvykęs kontaktas su nesenai gimusiu naujagimiu gali būtent tam vaikeliui sukelti daug problemų. Jeigu jis užsikrės kokliušu, tai tuomet jo ligos eiga gali būti gana sunki ir turėti ir sukelti rimtų iššūkių tiek jam, tiek ir jo šeimos nariams. Na, skiepai nuo kokliušo, tai iš tiesų jie yra skirti būtent naujagimiui per pirmuosius 6 mėnesius apsaugoti. Tai klinikiniai tyrimai rodo, kad iš tiesų kokliušas naujagimiui iš tų, kurie patenka į ligoninę ir kurių ligos eiga, tai maždaug 61% gali sukelti apnėją, tai yra laikiną kvėpavimo sustojimą, na, 5% maždaug gali sukelti plaučių uždegimą, na ir dar sunkesnių pasekmių, tokių kaip smegenų pažeidimas ar traukuliai. Iš vakcinų, kokios na, studijos palaikančios vakcinų naudą naujagimiui, tai yra na, maždaug 91% kūdikių yra apsaugomi, jeigu mamos paskiepijamos nėštumo metu. Ir, kaip jau minėjau, prie vakcinų nėra atskiros kokliušo vakcinos, yra kombinuota difterijos stabligės kokliušo vakcina, tačiau na, visi komponentai yra laikoma, kad yra saugus nėštumo metu ir šią vakciną galima skiepyti nėščiasis. Koks skiepijimo laikas? Tai vėlgi, kadangi na, reikia keletos savaičių imunitetui susiformuoti, o kaip jau minėjau, antikūnų transportas per placentą yra pats aktyviausias paskutinėmis 4 nėštumo savaitėmis, tai todėl kokliušo vakcina rekomenduojama skiepyti 27-36 nėštumo savaitę. Na, jeigu yra kažkokių tai rizikų, sakykime, moteris gyvenime yra gimdžiusi prieš laiką ir dabar yra na, didelė tikimybė, kad vėlgi bus priešlaikinis gimdymas, galima ir anksčiau įskiepyti. Ir kadangi kokliušo vakcina nėra labai imunogeniška, tai kiekvieno nėštumo metu, nepaisant, kad na, prieš metus gimdžiau ir dabar vėl ruošiuosi gimdyti, vis tiek kiekvieno nėštumo metu rekomenduojama skiepyti pakartoti. Vaikystėje, ten prieš tai parodžiau skiepų kalendorių, paskutinė vakcina 15-16 metų. Nuo kokliušo, tai dažniausiai sulaukus vaisingo amžiaus moteris jau neturi imuniteto nuo šios ligos, todėl kiekvieno nėštumo metu rekomenduojama skiepytis. Na ir vėlgi gali būti situacijų, kuomet na, įvyksta kažkokie nelaimingi atsitikimai ir
ir, yra kažkokios tai patiriamos kažkokios tai žaizdos, ypač infekuotos, nešvarios, užterštos žaizdos, kurios yra padaromos lauke, tai kartais yra skiepijama nuo stabligės ir vėlgi, jeigu nėščioji yra paskiepijama nuo stabligės dėl žaizdos, tai paprastai revakcinuoti nuo kokliušo nereikia, nes jinai jau gauna tą vakciną šiek tiek anksčiau. Na, apibendrindamas, ką norėčiau pasakyti, kad iš tiesų virusinės infekcijos jos gali turėti pasekmių tiek nėščiai, tiek vaisiui ir naujagimiui, tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu. Todėl, logiškai ir racionalu būtų imtis priemonių, kad išvengtumėte šių potencialių problemų. Ir šiai dienai turimi sukaupti moksliniai duomenys rodo, kad gripo, kovido, kokliušo vakcinos jos patikimai apsaugo nuo potencialių infekcijų sukeliamų problemų. Na ir dar vienas pastebėjimas, tai yra, kad nepaisant mokslo įrodymų bei istorinės patirties, kartais šių dienų aktualijos, emocijų proveržiai ir kažkokia tai, neigiama informacija lemia tai, kad šiai dienai visgi skiepijasi per mažai nėščiųjų. Vėlgi tai galbūt ne vien tik tai su kiekvienos nėščiosios požiūriu ir atsakomybė susiję, tačiau ir su sveikatos priežiūros specialistų požiūriu bei aktyvumu, kalbant apie galimą vakcinų naudą. Na, kas gi lemia tą, gal norėjau sakyti nenorą, bet galbūt kas labiau lemia norą ir sutikimą skiepytis, tai be abejo teigiama informacija, visuomenės švietimas apie vakcinų naudą bei saugumą, be abejo pačių medicinos darbuotojų požiūris ir kalbėjimas apie tai, skirimas laiko vizito metu, įspėti apie galimus pavojus ir apie tai, kad būtų naudinga pasiskiepyti. Na ir aišku, žiniasklaidos priemonės, jos labai didelė dalimi formuoja visuomenės nuomonę ir teigiami dalykai teigiami straipsniai apie vakcinas, tai vėlgi paskatina visuomenę skiepytis. Na ir dažniausiai loginių paaiškinimų, kodėl žmogus nenori, vengia skiepo, dažnai nepavyksta gauti, tačiau labai dažnai tai lemia tiesiog baimės, įsitikinimai, kažkokie mitai, kažkokia sklandanti nepatikima informacija socialiniuose tinkluose ar kitose sklaidos kanaluose. Tai paprastai, jais įtikėti yra lengva, nes psichologinės įtaigos, kaip čia pasakyti, įrankiai ten yra naudojami ir iš tiesų jais patikėti lengva ir tada, tiem jau loginiam argumentam būna sunku rasti kelią, jeigu žmogus tiki tuo, ko nėra. Kokia tema bus kitą kartą? Tai labai geras klausimas, ačiū Indrei už tokį klausimą. Tai iš tikrųjų, žinot, kaip temas aš iš tiesų sugalvoju pats, jeigu būtų, jūs turėtumėte kažkokių tai pasiūlymų, kas būtų aktualu, nes vėlgi, mano matymas ir jūsų matymas gali būti skirtingas ir jeigu turėtumėte pasiūlymų, labai kviesčiau rašyti į Sveikata Jums Facebooko profilį, apie ką norėtumėte kito webinaro. Tai iš tiesų laukčiau pasiūlymų ir tikrai į juos atsižvelgčiau, o temą paskelbsiu, manyčiau, per kokias 2 savaitės po šito webinaro, o kito webinaro data yra gruodžio 13, trečiadienis, taip pat vakaras 20 valanda, 1 valandos trukmės ir temos bus 2 savaičių bėgyje po šio webinaro. Tai va, tai ačiū Jums, palinkėsiu nesirgti, būti sveikiems ir nepamiršti atsakingai žiūrėti į savo sveikatą ir jeigu kažkokių problemų galite išvengti, tai jų ir išvengti. Sėkmės, gero vakaro ir iki kitų susitikimų.